We lived that drive. Sveiki draugai, Karkestas grįžta po jau virš metų laiko, kaip buvo išleistas paskutinis epizodas. Kadangi už lango turim tokį puikų vasarišką orą, sugalvojau, kad būtų pati ta proga padaryti Karkesto intro, sugrįžimo intro. Čia pakalbėsiu apie kodėl nebuvo Karkesto, mitus, betvarkę ir visus ateities planelius daugmaž, kuriuos jau galiu pasakyti. Tad pradėti gal norėčiau nuo to, kodėl nebuvo Karkesto praeitą vasarą, praeitą sezoną, čia kaip pavadinsi. Tai daug plėstis nenoriu, bet epizodas buvo nufilmuotas pavasarį su Irmiu ir Paulium. Turėjom kalbėti triese, ten apibendrinti pradžią ir panašiai, bet nenorint ant nieko nei, kaip čia pasakius, nei stumti, nei varyti, nes visiems atsitinka gyvenimas ir kartais norai yra didesni už galimybės. Tai mūsų filmuotojas tuo laiku tiesiog pristygo, ar kaip kitaip įsireiškus, laiko tam. Ir pats tas pradinis, kaip sakant, pirma dalis to sezono nebuvo sumontuota ir buvo ganėtinai ilgai jos laukta. Bet, kaip sakant, negalima pykti, nes žmogus tikrai turėjo reikalų. Tai su tuo viskas, kaip sakant, iš mano pusės all good ir pykčio nelaikau tikrai. Bet tas visas uždelsimas gavosi taip, kad buvo jau realiai vidurys vasaros, prasidėjo pasiruošimas mano vestuvėm ir to laiko vis, kaip sakant, liko mažiau ir mažiau tam dalykui. Tai jau realiai vidury vasaros nusprendžiau, kad kitais metais darysiu pats, filmuosiu pats ir kelsiu pats. Tai nusprendžiau palikti šitą reikalą šiam sezonui. Dabar bandau filmuoti, jeigu kažkas bus negerai arba blogai, arba nefokuse kartais, arba dar kažkur, tai smarkiai nepykit. Dar pasimokinsim iš savo klaidų. O su Karkesto būtų tiek, kad jisai turėjo būti praeitą sezoną, bet nebuvo. Pritrūko laiko tiek man, tiek filmuotojui viską susidėlioti ir viską susistiguoti, kaip sakant. Tai priėmiau sprendimą, kad turėsim Karkestą šiais metais. Tad laikau, kaip sakant, pirštus, kad viskas pavyktų. Galėčiau sklandžiai filmuoti ir sklandžiai kelti jums kiekvieną epizodą su nauju pašnekovu. Tad su Karkestu būtų, manau, tiek. Šitą temą kaip ir uždarysim ir tikėsimės, kad kitais metais jau nereikės daryti intro į naują sezoną su naujom problemom ir panašiai ir turėsim sklandų gerą Karkesto sezoną. Apie betvarkę praeitus metus viskas buvo labai smagu iki tam tikro lygio ir iki paskutinės AP10 betvarkės, kur kai kurie susibūrimo dalyviai sugalvojo, kad reikėtų paprikolinti stipriau negu visada. To pasekoje turėjau puikų pokalbį su policijos tyrėju. Šiaip iš tikrųjų nieko negaliu sakyti. Pats policijos tyrėjas, kurio tikrai neminėsiu čia vardo pavardės, buvo, kaip liaudiškai pasakė, žiauriai maladėts. Pakalbėjom kaip paprasti žmonės, kaip draugeliai ir viską išsiaiškinom, kaip ir kas vyksta, kaip turėtų vykti ir į ką turėčiau atsižvelgti. Ir manau, kad pats gal betvarkės pavadinimas privedė prie to, kad jį tai baigėsi. Nu, čia galima sakyti simbolizmas ir panašiai, bet jau kokioj
8, 7 betvarkiai žinojau, kad gero neprieisim. Dar buvo vilties, tikėjaus, bet didėjo, kaip sakant, pats susibūrimas, didėjo ir problemos. Tai kaip ir minėjau, su policija buvo pašnekėta, gauta bauda ir panašiai, bet pykčia tikrai nelaikau, juolab nėra už ką, nes čia buvo mano atsakomybė. Tad žmonės, ką kalbėjo apie tą visą policijos reikalą, buvo labai juokinga, nes išvažiavus į Medaus mėnesį, gavau tokių žinučių su tokiais gandais, kur tikrai kėlė nuotaiką. Tai nuo atimtų automobilių, atimtų teisių, ta prasme, turiu omeny iš manęs, dėl pačio susibūrimo, nežinau, buvo N, dabar neatsiminsiu visų, bet buvo N dalykų, kas buvo netiesa, bet buvo šnekama, bet čia ne naujiena, ta prasme, žmonės visada kalba, kažkas kažką išgirdo, kažkas kažką pridėjo ir gaunasi istorijos. Tas pats dalykas liečia ir gal dar norėčiau žiūrint į ateitį pasakyti, kad girdėjau, kad žmonės kalba, kad čia yra didelė komanda, čia belekiek žmonių ir panašiai. Tai ne, esam aš ir mano žmona, kuri padeda per susibūrimus ir kai kurie draugai, kurie padeda vesti koloną. Bet realiai yra tik 2 žmonės. Dėl ko sakau šitą dalyką ir noriu tai pabrėžti, nes buvo ir pernai ir jau šiais metais buvo pora tokių atsitikimų, gal kiek nemalonių, kai žmonės kažkur ne ten nuvažiuoja ar kažkur ne ten kažką daro. Ir kai pradedi kalbėti su žmonėm, kodėl, kas ir kaip, man sakė organizatorius. Tai į ateitį norėčiau pasakyti, jeigu neišgirdot iš manęs, ar nepamatėt postų Instagrame, ar ten Facebook'e su kažkokia informacija, tai tikrai nėra oficiali informacija ir oficialūs dalykai, kuriuos reiktų daryti susibūrimo metu ir panašiai. Didesnės problemos, aišku, buvo praeitais metais su šituo reikalu, bet dabar noriu šitą, kaip sakant, adresinti, nes per tai turim ir nesusipratimų, ir problemų, ir po to būna visiems tik blogiau. Toliau, kas laukia Karkesto. Karkesto laukia nauji pašnekovai. Žinoma, jeigu turit ir norit kažką pasiūlyti, visada galite rašyti komentaruose. Ar man asmeniškai BMW renginius su pasiūlymais. Jeigu ir patys norit, turit kažkokį įdomesnį automobilį, nebūtinai BMW, ir norit jį parodyti, apie jį papasakoti, ar apskritai jūsų automobilis turi įdomią istoriją, gal jis nėra labai stipriai modifikuotas, ar neturi ten didelio sąrašo dalykų, kuriuos jūs esat jam padaręs, bet turi labai labai įdomią istoriją, kad visat galite rašyti. Stengsiuosi atrašyti ir gal susitiksim. O daugiau dalykų, tai yra planuojamas jau yra pradėta dėliotis po truputį planas pradėti filmuoti automobilių test drive'us. Gal labiau nepaprastų automobilių, gal labiau projektinių automobilių, bet kiek iš kito kampo. Ir mažiau su techniniais dalykais, o daugiau pačio jausmo su to automobiliu važiuoti ir panašiai. Bet čia ateityje ir manau, kad pavyks, turėtų pavykti, nes prie to prisidės ir Unique Motorworks. Tad ir jūs, jeigu galvojat, ar apsimoka ar neapsimoka ateiti filmuotis ar pasiūlyti savo automobilį, tai turėsim tikriausiai galimybę ir kolabą su jais. Gausit jų dovanų už ateimą. Filmuotis ir į Karkestą, ir test drive'ui. O apskritai, kas liečia Karkestą, tikiuosi, kad jisai tęsis. Sėkmingai man seksis jį filmuoti ir parodyti įdomių žmonių ir įdomių automobilių istorijų jums. Tai ties Karkestu, manau, tiek.
Dabar kodėl atsirado cenzūra ir kodėl apskritai viskas vyksta, tai aš praeitais metais sakiau, kad viskas, man gana ir tų, kaip sakant, vadinamų masovkių ar didelių kavagerių nebedarysiu. Bet esminis dalykas, dėl ko dariau, nes labai daug žmonių rašė, kai pasakiau, kad nebedarysiu. Darau dar dėl to, kad labai tikiuosi, kad Betvarkė paskutinis epizodas ir viskas, kas vyko po jo, stipriai pamokė kai kurios asmenis, kaip reikėtų elgtis iš tikrųjų, kad nebūtų tokių dalykų, kaip vyko Betvarkėje. Dar vienas dalykas, visiškai išbrauktas iš netgi sustojimų sąrašo yra Lezas, nes vienas dalykas ten yra kameros ir dabar jau, kaip sakant, praėjo seni geri laikai ir to nebesugrąžinsim, kas ir apskritai Klaipėdoje yra labai sunku su spotais, kur tu galėtum susirinkti ir kur galėtum, kaip čia įsireiškus, netrukdyti niekam. Tai dėl to irgi buvo keliamas klausimas pačiam savo ir buvo važiuota per keletą aikštelių ir siūlyta pinigų už vakarą ir panašiai, bet kol kas niekas nesutiko. Tad jeigu manot, kad žinot kažkokią aikštelę tolėliau, gali būti ir tolėliau nuo Klaipėdos ir žmogus norėtų įsileisti ir priimti mus, tai gali drąsiai rašyti su pasiūlymais. Dar vienas dalykas, dėl ko toliau darau šiuos susibūrimus, tai gal nenoras, kad autokultūra taip, gal puoselėjimas autokultūros yra man ganėtinai svarbus ir su šituo etapu cenzūros kažkas, nežinau, girdėjau, kažkas vadino cenzūruotą Betvarkę, tai šiaip iš tikrųjų tas žmogus, kuris tai pasakė, tikrai neklysta, taip ir yra. Ir vien dėl to, kad net ne tai, kad aš neturėčiau problemų ten per visokius lezus ir taip toliau, o vien dėl to, kad parodyti ir visuomeniai, kad tai yra apie automobilius, automobilių kultūrą pačią kaip iš esmės ir apie pačius žmonės. Nes didžiąją dalim pradėjau daryti vėl susibūrimus vien dėl žmonių. Tų, kurie ir į Betvarkę atvažiuodavo realiai dėl vaibo, dėl emocijos ir kuriems nelabai imponavo ir nelabai reikėjo tų visų lezo dalykų ar ten visų burnautai ir panašiai. Tai aišku buvo, kažkuriuo metu tai buvo pati esmė, pati dalis to gal. Bet norėtųsi jau su laiku parodyti ir visuomeniai ir gal ir patiems savo gal parodyti, kad galim ir pačiu vaibu, kaip sakant, sužavėti. Ir kas iš tikrųjų yra patys automanai. Nes per pačius renginius susipažinau, per susibūrimus, renginius, kavagerius, viską, ką darėm per šitiek metų, susipažinau su begalė žmonių. Begalė atsiminimų yra, kurias galėčiau atsisėdęs pasakoti valandas. Ir aš manau, kad šitas dalykas yra pati esmė to buvimo automanų, buvimo autokultūros dalimi. Tai nėra apie kas ten turi galingesnę mašiną, ką brangesnę mašiną ir panašiai. Čia yra viskas apie žmonės, atsiminimus, kad atsisėdus 60 ar ten vyresnio amžiaus galėtum žiūrėti fotkės, vidosikus ir galvoti, vat buvo laikai, kai tiesiog buvom vaibe. Tai norėčiau dar pakalbėti apie No Life Rally. Čia tokia kryptis, kurios daug kas nesuprato, nes gavau ir žinučių ir iš savos aplinkos, ir iš tolimesnių žmonių, kad kas čia bus, kaip tai viskas turėtų atrodyti ir panašiai.
Tai daug kas įsivaizdavo kaip orientacinės ar ten važiavimas kaip sakant, ant laiko, laikui ir kažkokiem prizam, tai čia bus ne ta kryptis. Čia bus labiau vėlgi puoselėjimas pačios autokultūros ir pačių žmonių ryšio. Tad bus automobiliai, tam tikras kiekis, aišku, jis dabar bus mažesnis ir pirmam raliui jis bus su atranka, bet vėliau bus registracija, į kurią galėsit visi pretenduoti ir nebūtinai bus svarbu, kokį automobilį vairuojat. Bus svarbiau, kaip pateiksit norą dalyvauti tame ralyje. Ir tai nebus laikui, tai bus sudėlioti taškai, kuriais važiuosim, bus tikslus maršrutas, bus ralio lipdukai, atributika, atsiminimum visokie smulkmenos ir panašiai. Ir esminis dalykas bus važiuoti ir praleisti laiką. Aišku, bus ir vietų, kur kažką pamatyti, kažką aplankyti ir tam nebus skirta labai riboto laiko. Bus ribotas laikas, kad galėtume vakare grįžti ryte išvažiavę, bet ateityje planuoju ir daugiau dienų ralį, tai jau ir bus ir bookingai, ir ar ten Airbnb ir panašiai. Idėja tokia, kaip jinai įsirutulios ir ar man pavyks viską susidėlioti taip, kaip matau čia, dar bus matyti, bet, kaip sakant, laukit naujienų ir žiūrėsim, kaip man seksis. Pabaigai, tikiuosi viską apibendrinau, viską, ką norėjau, pasakiau. Aišku, ne viską, ką norėjau, pasakiau, nes mintis šokinėja, bet tikiuosi mano pačias pagrindinės mintis ir pagrindinės idėjas supratot ir tikiuosi, kad ateityje nebereiks man bendrauti su policijos pareigūnais, bent jau blogąja prasme. Tai tikiuosi, tas klausimas bus uždarytas ir laikysitės taisyklių, ties tom kaip ir viskas. Kitas Karkesto epizodas jau bus su svečiu, nes vienam sėdėti ir kalbėti yra ganėtinai sunku. Fainiau yra, kai kažkas palaiko su tavim pokalbį, bet jeigu norėsit ir tokių epizodų, kaip ir sakiau prieš tai, galėsim padaryti epizodą, kur jūs man užduodat klausimus konkrečiai, savo įdomius, apie senus laikus ar kažką ir į juos atsakysiu. O šį kartą kaip ir viskas, norėčiau padėkoti visiems, kurie yra nuo pačių pradžių BMW renginių, matė visas fazes, tarpus ir koronos laikotarpį ir viską. Šaunu ir džiaugiuosi juos matydamas ir šių dienų susibūrimuose ir netgi kai kurių vaikus jau užaugusius. Tai labai džiaugiuosi dėl to ir labai džiaugiuosi, kad vis prisijungia naujų žmonių. Tad jeigu ir jūs norit prisijungti, galit pafollowinti BMW renginiai Instagramą, ten keliu realiai kiekvieną dieną. Tad informacija pasieks jūs greičiausiai, galit palaikinti ir Facebook'e. Ir aišku, pasubscribinkit YouTube'ės kanalą ir labai tikiuosi, kad susitiksime greitai. Iki!